Pokalbis bus įrašytas. Taip, klausau, alio. Labas rytas. Labas. Ar iš balso pažintas, ar prisistatyti reikia? O, Antanai, tu zdorova. Kaip ten, tik metai ir 2 dienos. Tu dar sanatorijai tebesėdi, ar ne? Kaip? Sanatorijai, sakau, sėdi vis dar. Jo, tai matai, čia sakau, dar nauji bairiai, nauji tokie dalykai, jau turėjo 14 dieną pagal viską paleisti. Savaitę dar prieš atėjo specialistė, sako, jokių problemų, viskas gerai, viską atitinki, pasitaisęs psichologus, praėjęs, žodžiu, pasiruošęs grįžti į visuomenę. Ir likus 2 dienom ateina, sako, žiūrėk, mes čia pasižiūrėjom administracinėse baudose, tai tavo vardu yra dar praeitų metų vasario mėnesį išrašyta tau bauda už tai, kad tau priklausančios įmonės automobilius už parkavimą nesusimokėjo. Jo, tai aš apie tai rašiau, čia prieš kelias dienas, taip. Tai va šitą, žinai, ir po to dar ataskaitasgi reikia pateikinėti, žinai, kaip įmonės vadovui man, į registrų centrui. Nu tai įsivaizduok, dar išrašė, pradėjo vieną išrašytą lapkritį praeitų metų, o kitą tai iš vis sausio 2 dieną išrašyta bauda. Palauk, bet ataskaitų nepateikė, ne? Kad nepateikiau, būdamas kalėjime, kad registrų centrui nepateikiau ataskaitų. Ir kas įdomiausia, viena bauda, kur išrašyta sausio 2 dieną, tai dar net apskundimo terminas nesuėjęs, bet jie jau reikalauja, kad aš ją sumokėčiau. Tai sakau, palaukite, aš gal ją skūsiu. Tai kai sakau, kai dar jinai neįsiteisėjus, gal aš ją apskūsiu, gal galų gale, dar nėra, žinai. Bet, jau ją, žinai, taip vertina taip, kad, žodžiu, aš turiu ją sumokėti. Net apskundimo terminas ir pagal bausmių vykdymo kodeksą, jeigu turi nesumokėtų baudų, lygtinis paleidimas netaikomas. Ir man taikys tik tai tada tą lygtinį paleidimą, kai aš tas baudas sumokėsiu. Tai dabar su advokatas Erikas Rugėnius surašė prašymą, žinai, kad pateikit kokias tas baudas, nes jų atsakymę, tai net nenurodyta, galiu pacituoti tą jų atsakymą, dabar greitai po ranką, jeigu, žodžiu, tai va. Informuojame, jog 25 metų sausio 7 patikrinus jūsų administracinių nusižengimų registro išrašus apie asmenį registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus nustatyta, jog turite neįvykdytų administracinių nuobaudų už bausmės atlikimo metu padarytus administracinius nusižengimus. Siekiant kuo objektyviau vertinti situaciją, buvo kreiptas į Lietuvos kalėjimų tarnybą, resocializacijos koordinavimo skyrių, metodinės pagalbos. Lietuvos kalėjimų tarnyba informavo, jog atsižvelgė į tai. Žiūrėk, Antalija, aš supratau viską. Jo. Ta prasme, tai dabar ir tau ten išrašė dar už tai, kad tave primušė, tarkim, tai kai sulaikinėjo, tarkim. Jo, tai dėl tos baudos irgi, kur mane primušė, mes ten, aišku, aš ten pavėlavau 1 dieną apskundimo terminą apskūsti. Blogai apsiskaičiavau. Taigi Erikas Rugėnius skundė, prašė atnaujinti apskundimo terminą 1 dieną. Visi teismai atsisakė, tiek pirmos instancijos, tiek antros, tipo viskas. Neatnaujino dėl 1 dienos, nors nurodė objektyvės aplinkybės. Tai tu esi dabar rakštė subinėjai, tarkim, tai aš suprantu, tarkim, kad esi per... Aš jau galvoju, jie mane išjungė, žinai, kaip ir jokių protestų nedariau, sausio 13 praėjo, Landsbergio nieks nenušvilpė, jau galvojau... Jie priprato, kad ramiai gyvena, kai tu sėdi sanatorijui, tarkim, tai dėl to... Tai žodžiu, tai vyksta tas toks įdomus dalykas ir sakau, ir už tą, pavyzdžiui, irgi grįžtant prie tos baudos, kur pasipriešinimas, žinai, tai, kad, nevykdžiau pareigūnų nurodymų. Tai sako, tai tu tą dieną padarei. Bet sakau, pažiūrėkit, vieta yra Kaunas Raudondvario plentas. O jie aiškina, kad aš jau bausmės atlikimo metu, tai aš bausmės dar neatlikinėjau, kai iš žmonos mašinos atsisakiau išlipti. Taip. Ir, aišku, gerai, kad įsigilinom į šitą situaciją, matom, kad yra suklastoti dokumentai. Nes ten laikai neatitinka ir taip toliau. Tai dar yra planų kreiptis į generalinę prokuratūrą, jau vienam advokatui pavedžiau užduotį. Bet tai žiūrėk, bet tai tave paleis ar ne, tarkim, nes tu ten gali 140 eurų suploti ir tegul atsiknėsi, tarkim, Tai dar po 3 mėnesių. Tik po to, kai sumoki po 3 mėnesių. Taip kodekse buvo bausmių vykdymo parašyta. Po to, kai sumokėsiu tas baudas, dar 3 mėnesius reikės laukti.
Tai va čia tame absurdas tas yra. Va tai va toks. Tai va taip ir gyvenu. Tai čia, žinai, du asmenys, kurie presuoja kalėjime, tai mane ir tą Vilhelmą Germaną. Nu, jį dar baisiau negu mane presuoja. O ką jie daro? Kiekvieną dieną kratos ateina, nu ir įsivaizduok ateina. Išverčia visus daiktus, visi tavo rūbai ant žemės, patalynė, čia vien irgi buvo ypač, kai iš Pravieniškio atvažiavo, ten tą didelį kratą darė. Nu, įsivaizduok, ant tavo patalynėsgi užtecalo negali turėti. Jokio ten pleduko, dekučio, kad ant patalynės užsities negali. Tai su batais užlipę, tai bandai kam skundą sakyti, kad va, žiūrėkit, čia taip ir taip pasižiūrėkit. Tai sako, čia normalu, nu, taigi čia kalėjimas. Nu, ta prasme, ir po to nori, kad tie žmonės, supranti, tiek va, tos neteisybės pamatė, išeitų, grįžtų geresni žmonės. Tai jos dar piktesnius padaro. Ir va čia tas atvejis, kur tą teisėją kėdės paleido, aišku, kad ten tai čia, nu, jau būtų vyras, būtų davęs į dantis, gal tai būtų, nu, taip teisingiau, aš taip jau prieš moterų mušimą visiškai. Bet kad žmogui neišlaikė nervą ir paleido kėdę ten į televizorių, nu, aš iš dalies galiu suprasti tokį dalyką, nes, nu, tas neteisingumo jausmas, nu, yra žiauriai didelis Lietuvoje. Ir tai yra. Jau žinok, aš jau puikiai taip pažįstu. Nu, ne tau tai pasakot, jo. Tai tiesiog provokuoja, tiesiog daro taip, kad tie žmonės toliau darytų tos nusižengimus, nu ir iš ko sistemai gyventi. Aš labai, žinai, taip galiu filosofiškai pasakyti. Įsivaizduok, vieną dieną žmonės nustoja daryti nusikaltimus. Šitoks milžiniškas aparatas bedarbių. Pradedant nuo advokatų, prokurorų, teisėjų, nu milžiniškai kiek. Ar reikalinga visai šitai... Ar reikia šitai grupiai, kad nu, žmonės nustotų daryti nusikaltimus? Nu tikrai nereikia. Į policiją be darbo liktų. Tai čia tokia sistema. Nu tai va, toliau mane kandžia, valgo. Tikiuosi žmonės nepamiršė. Net tavęs tai nepamiršė. Visi laukia įsičiepę. Tarkim, nes čia Facebooką, kai išėdėjau tą tekstą, tai čia, žinai, buvo gal ten 50 000 peržiūrų Facebook'e, žinai. Nu, girdėjau. Kaip skambino ten viena tokia moteriškė, kur su tavim bendravo, tarkim, man ten viską papasakojo, žinai. Jo, Edita. Visi laukia įsižioja, tarkim, jo, aš nei, dabar Antanas išeis ir tu būsi ramus kaip belgas, turbūt dabar, jeigu ten Landsbergių nevarysi, tarkim, ne? Gal Landsbergis prieš numirti? Ne, žinok, šitas nemirtingas, jie nemiršta tokie sėdė, tarkim, jo. Nu, ją matai, kiek reikia pakeisti detalių bet kurią ten. Iš bet kurio iš mūsų išims širdį, jeigu reikės jam įdėti. Jo. Blogis nemiršta, pats suprantate. Taip. Tai žiūrėk, tai geriausia atveju dabar, jeigu susimokėsi, tai vis tiek paleis po 3 mėnesių. Jo, tai po 3, geriausia čia atveju, jeigu per tą laiką vėl ko nors nesugalvos. Nes prieš tai klausiau, ar yra kliūčių, sakė ne, ir likus 2 dienom atėjo, pasakė, tai reiškia, man 12 dieną pasakė, kad yra problemų, bet iš dokumentų galima matyti, kad jau 7 dieną jie žinojo, kad yra problema, bet nieko nesakė. Laukė to tokio momento, žinai, kai, nu vis tiek jau taip nusiteiki namiškai, laukia, vaikai laukia, kad jau čia grįši, žinai. Ir va lieka paskutinė diena ir tada paukšt sako ne. Tiksliau ne, prieš paskutinę dieną pasakė, kad blogai, 13 sausio, o 14 atnešė oficialiai, va, imk raštą, va, mes tavęs nepaleisi. Tai va. Nors jau realiai pagal dokumentus matos, kad jau jie prieš savaitę žinojo, bet nieko nesakė. Tai irgi bando psichologiškai sudaužyti, sutrypti. Pažiūrėk, Antanai, dėl tos partijos, kurią tu bandėjai sukurti, tarkim, mes Lietuva, tarkim, ne, tai jūs ten neregistravo ir tiesiog tokiu būdu... Tai nespėjom, jo, nu tai ir prieš prezidento rinkimų mane gražiai pašalino, gal atsimeni, visi bankai atsisakė sąskaitą atidaryti, net administracinį teismą kreipėmės, kad tai yra tiesioginis kišimas į rinkimus, teismas pasakė, tipo čia bankai turi spręsti, gali spręsti, kas kandidatuos į tam tikras pareigas Lietuvoje. Nu, teismas neoficialiai tai pasakė, nu, tai va tokį rezultatą ir turim. Aš, nu, gal tikiuosi, čia šitie naujieji valdantieji ištaisys tą bėdą, bet pagal tai, kaip matau, kas dedasi, tai kaip supratau, čia pokyčių nenusimato jokių, čia tik tai vėliavytės. Viskas kaip buvo, tarkim, jo. Kregždutės pakeitė, kas ten tulpanai, ar kas, ir lastačkiais, kai sako, tai va keičia tulpanai lastačkiais. Tai žiūrėk, bet tavęs nepaleidžia kodėl, kad bijo, tarkim, kad tu ten kursi tas, nu, tiesiog nesustosi, tarkim, ir toliau ten dalyvausi tai politikų.
kaip tu Aš nežinau, nu tai turbūt mane bijo, nu kodėl įmamos šitos tokios pastangos, kiekvieną dieną daromos kratos, nu tai gal tikis čia kažkoks ras kokį draudžiamą daiktą, dar kažką, tai nu kažkaip tai. Tai va. Gerai, žinok, turiu atsiprašyti, turiu skambučių padaryti. Aš viską sukerštu. Tai tu į laikraštį įmesk tą popierinį. Į laikraštį ir į Facebooką, aš visur suksiu ir sudėsiu. Aš kažkada iš tavęs visus tos nusipirksiu laikraščius, kur yra apie mane rašęs ant sienos pasikabinsiu. Jo, ten žinai. Saugok, aš tau sakiau, kad ta teisėja, kur tave pasodino, tarkim. Sakytų man tada, kad jau ten. Aš ten iš to yra pakabinta boba už kiaušinių konkrečiai. Tu man jau tada pirmasis, kuris tiesiai šviesiai tiesą pasakėjai, sakai, čia nieko gero nelauk, nieko gero nelauk. Jinai man neteisė už tai, kad aš jos negerbiu. Nu čia... Jos ne... Mačiau per teliką apie savo 13 teistumų. Nu, gerai. Gerai, viskas, už laisvą žodį, bet tai neuždarė tavo laikraščio, kad čia kažką rašė. Uždarnėšio pastoviai. Atsidaryk Lenkijoje įmonę, užsiregistruok žiniasklaidos priemonę ir viskas. Nu, būsi Europos Sąjungos, būsi užsienio žiniasklaida. Tai va, gerai, nu tikiuosi pamatysiu vis tiek gyvai kažkada. Tai. O kodėl tu, kai žurnalistas neateini? Tu ateik kaip žurnalistas, tai bus neribotai. Ateisiu, gerai. Ateik kaip žurnalistas gyvai. Neįleido, žinai. Nes norėjau nueiti pas daktarą, žinai, tu sakė, negalima. Kodėl? Vat galima, visiems kitiems tau negalima. Taip skaus teismą, aišku. Teismų turi blogų praktikų. Teismą. Nu, supratau. Gerai. Pas tave tai teisiu tikrai. Gerai, lauksiu. Iki. Dabar. Iki.